skelbėme glasnost ir perestroiką ir skatinėme ypatingą sovietų prezidento Gorbačiovo politinį ryžtą, kuriant istorinės galimybės fundamentaliems pokyčiams pasaulyje. Tai buvo Michailo Gorbačiovo sukeltas procesas, kuris privedė prie pirmojo daugiau kaip po 50 metų demokratiškai išrinkto parlamento susiformavimo Lietuvoje. Parlamentas Lietuvos aukščiausioji taryba įvykdė lietuvių tautos mandatą, kai 1990 m. kovo 11 d. paskelbė apie Lietuvos nepriklausomybės valstybės atkūrimą. Lietuvos nepriklausomybė užtikrinta 1920 metais taikos sutartimi su Maskva buvo pažeista, kaip tarybinė kariuomenė 1940 metais okupavo Lietuvą ir kitas Baltijos valstybės. Reiktų pažymėti, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir kitos vakarų vyriausybės niekada nepripažino Lietuvos, Estijos, Latvijos, TSRS dalimi. Visa tai JAV politikų pasisakymai, o realybė dauguma prisimena su pažadais atėjusius vadovauti 1945 metais, o galvos padėjusius miškuose. Kokios paramos tai dienai tikėjotės jūs ir kokios sulaukėte? Ar buvo nusivylimų? Žinoma, tas istorijos pokarinės žinojimas, jisai slėgė, bet kartu negalėjo tuometiniai vadovai Lietuvos negalėjo būti tokie pesimistai, kad netikėtų, kad šį kartą pavyks. Ir todėl tas bendravimas, įtikinėjimas buvo vienas iš būdų. Aš manyčiau, kad šia prasme tai, ką jūs pasakėte, labai taikliai yra knygoje pateikta stenograma vykusių diskusijų. Turbūt parodykim žiūrovom ir šitą nuostabią knygą. Mes apie tai, Rimantai, ne apie šitą knygą kalbame, ne? Taigi ir tenais kaip tik tai yra pateikta kongrese saugumo bendradarbiavimo komisijoje vykusios diskusijos, dalyvaujant ministrai pirmininkiai. Ir ten kaip tik tai buvo, reiškia, opozicija diskutavo ir buvo prisiminti ir tie dalykai apie Amerikos pažadus, apie tai, kad Tibeto problema, kuri kai kuriems kongresmenam buvo panaši į Lietuvos pripažinimo problemą, taip kad manyčiau, kad kai kurios dalykus, apie ką jūs kalbate, tai yra kaip tik tai nušviesta šitoje knygoje ir JAV politikų autentiški pasisakymai yra įdomus ir šiandien praėjus 20 metų. Gorbačiovas sako, kad Lietuva gali atsiskirti nuo Tarybų sąjungos, jeigu jūs anuliuosite savo nepriklausomybės deklaraciją ir vadovausitės įstojimo procedūromis pagal Tarybų sąjungos įstatymus. Lietuva nenuliuos nepriklausomybės deklaracijos iš principo, o teisinės įstojimo procedūros yra per daug sudėtingos Lietuvai. Ar tai nėra kurčiųjų dialogas, kai priekaištaujama vieni kitiems, kai reikia kalbėtis vieniems su kitais ir geriausia forma tai diplomatija? Kai buvo ketinama pažaboti TSRS lokį, ginkluotų pasipriešinimų, užsispyrimų ar diplomatiją? Žinoma, iš tų jūsų trijų išvardintų galimybių ginkluotas pasipriešinimas tuo metu netiko, užsispyrimas tam tikrose vietose principinėse jisai buvo reikalingas, bet pagrindinis ginklas matyt buvo diplomatija ir apie tai buvo šitam dialogui su Tarybų sąjungos vadovais kaip tik tai ir buvo skatinama. Jeigu paminate, balandžio 26 dienos dviejų Vokietijos Federacinės Respublikos kanclerio Kolio ir Prancūzijos prezidento Mitterrando laiškas aukščiausios tarybos atkūrimo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui, kaip tik tai buvo raginama, kad reikia ieškoti būdų deryboms, susitikimam, kažkokiai tai kompromisų ieškojimui. Tai manyčiau, kad ta kelionė kaip tik tai ir padėjo šiems lyderiams ir Mitterrandui ir Koliui paaiškinti mūsų Lietuvos galimybės manevruoti
būtent neperžengiant, nesitraukiant, neatšaukiant kovo 11-osios akto ir kaip tik tai iš pokalbių su šiais vadovais buvo galbūt surasta tą moratoriumo formulę, kuri vėliau birželio mėnesį buvo priimta aukščiausioje taryboje. Kada ambasadorius Stasys Lozoraitis prieš pat atvykimą tuometinės Lietuvos premjeras Kazimieras Prunskinis išvažiavo iš Jungtinių Amerikos valstijų, dauguma Jungtinių Amerikos lietuvių tomis dienomis niekur nepasitraukė iš JAV ir niekieno neraginami stengėsi padėti visokiojopai reiškė savo pozityvius jausmus. Kaipgi paaiškinti mūsų gerbiamo diplomatijos atstovo Stasio Lozoraičio tokį žingsnį diplomatinė kalba? Žinoma, čia tai, ką jūs paminėjote, yra toks atvejis, kuris nėra malonus man kažkaip tai komentuoti, kadangi oponentas, apie kurį kalbame, jau negali nieko atsakyti. Bet visumoje diplomatinėje valstybių praktikoje matyti yra retas atvejis, kada valstybė atstovaujantis asmuo prieš atvykstant vienam iš valstybės vadovų išvyksta. Ir čia mes kaip tik tai po rimtų labai atsakingų susitikimų su JAV kongresmenais ir įvairių organizacijų atstovais bijojom vieno klausimo susitikimuose su JAV žurnalistais ir per spaudos konferencijas. Jeigu būtų paklausę, kur jūsų atstovas Jungtinėse Amerikos valstijose, kodėl mes jo nematom, tai šį klausimą aš manau, kad ministrai pirmininkiai Prunskienei tada būtų buvęs sunku atsakyti, bet ačiū Dievui, kad tuo metu niekas apie tai nepaklausė, bet vėliau, birželio mėnesį vienoje iš spaudos konferencijoje, kaip man teko surasti, ruošiant šią knygą, žurnalistai vis tik tai paklausė paties Stasio Lozoraičio apie jo tokią dviprasmišką poziciją ir tai, ką jisai atsakė, manyčiau, kad žiūrovams bus geriausia sužinoti perskaičius. Gerai, mes tada paliksime žiūrovam intrigą, perskaityti tikrai šitą knygą. O aš vis tik tai pasakysiu toliau, kad ryškus pavyzdys yra poeto Bernardo Brazdžionio eilė. O kur politika, o kur poezija, o kur fantazija, o kur erezija? Neklausčiau aš, jei to neklaustų, žmogaus gyvenimą audringam vandenyne, paklausdamas ant mažo menko plausto. Čia politika, čia ir poezija, čia ir svaja, ir realybė diplomatinėje tezėje. Čia išmintis valstybės moterų ir vyrų, čia laisvė tautai skelbia Dainiaus lyra. Žinoma, kad kartais užklupdavo ir silpnumo akimirkos tos, kai tavęs tarytum negirdi. Kas gelbėdavo tokiais momentais? Prieš kalbant apie silpnumo valandėlės, aš manyčiau, kad norėčiau sugrįžti prie gražių poeto Brazdžionio eilių. Tai buvo tikrai graži dovana ministrai pirmininkiai būtent 90 metų gegužės 3 susitikimo proga, jų susitikimo su JAV prezidentu ir tais pozityviais atgarsiais, kuris turėjo šis susitikimas. Tai buvo labai graži paskata, kurį mes jautėme iš poeto ir iš daugelio Jungtinių Amerikos valstybių lietuvių, su kuriais teko bendrauti ir teko dalyvauti vėliau su JAV jaunimo suvažiavime. Taip, kad tas pozityvus impulsas ir tas optimizmas, kurį jautėme iš aplinkos, ir iš JAV politikų, iš tikrųjų buvo labai geras užtaisas ir skatinimas toliau dirbti, eiti toliau ir ieškoti būtent tinkamo sprendimo tai situacijai. Na, o apie silpnumo valandėlės su tuometinė premjerė tiesiog net būtų sunku surasti, kad ir kaip atviras galėčiau su jumis būti šiandien, nes tikrai
tais laikais jinai turėjo didelio optimizmo, didelio ryžto, susitelkimo ir tikrai energijos dozę. Na, o apie silpnumą galbūt vieną pavyzdį papasakosiu tą, kuris buvo toj kelioniai, tai būtent būnant Jungtinėse Amerikos valstijose, pasibaigus oficialiai vizito daliai, turėjom 1,5 dienos galimybę nuvykti ruošiantis kelionei į Jungtinę karalystę, į užmiesčio JAV verslininko ir šio vizito mecenato Juozo Kazicko vilą. Ir buvo tokia reta galimybė kartu su seserim išeiti pasivaikščioti kalnuotais takeliais ir bevaikštant žiūrim, kad visiškai netoli staiga išnyra Lokio giminaitis grizlys. Tai nebūdamas iš tokių labai drąsių žmonių, tuo metu vis tik tai susitelkiau, suprasdamas, kad negaliu rodyti baimės nei prieš Lokio giminaitį, nei tuo labiau prieš savo seserį. Tai ir tvirtai paėmiau ją už rankos ir ramiu žingsniu mes bandėme eiti toliau. Visą laimę, kad grizlis mus palydėjo tik tai žvilgsnių ir nieko daugiau. O vėliau grįžę pas Kazickus papasakojom šitą epizodą. Jie sakė, kad kiek laiko jie turi šitą vilą, niekada nėra matę tokio atveju, tai mes jau paskiau vakarė jau būdami saugus ir visiškai ramus galėjom savo prie židinio juokauti, kad tai Maskva pasiuntė, KGB pasiuntė Lokį. Kaip klausimas buvo išspręstas, priklauso visų pirma nuo diplomatinio darbo, nuo jų vienybės, apsisprendimo, ramybės ir nesiliaujant ekonominiai blokadai, nuo jų ištvermės ir veslumo. Taip pat piliečiai rodo pasauliui, kad jie šių savybių turi, o Lietuva ir gerų diplomatų. Sekančioje laidoje turi būti kitaip, mes toliau kalbėsime apie pirmąją diplomatinę pergalę, o to kartu su jumis atsisveikiname.